Ok, tai aš labai trumpiau negu apie savo appsą, dabar pristatysiu, ką galime pasiūlyti lietuviškams startupams, kad jiems būtų lengviau gyventi, kad jų sėkmė būtų didesnė. Tai turime tokį startupų paketą Startup Nitro, kuris būtent siekia, kad ankstyvose startupų stadijose galėtume pasiūlyti kažkokių ekspertų pagalbą, kad tie startupai gal, sakykime, galėtų išspręsti vienokius ar kitokius iššūkius, su kuriais jie susiduria. Tai iš pradžių gal nuo bendros schemos, kas yra tas startupas ir kada tas Startup Nitro gal reikalingas. Visi žinom tą tradicinį augimo kreivę, čia labai aiškiai rodo, tai būtų tokia kreivė, kad iš pradžių turite idėją, vaikštate ten, kelbinate draugus, sakote darom, tai galiausiai pasiryžtate, kad jūsų idėja gera, ir tada įsteigėte įmonę. Pasiemate pinigų iš draugų visokių, iš šeimos ir sakote, dabar tai bus kažkas tai super, bet vienu žodžiu turite keliasdešimt tūkstančių litų gal geriausiu atveju ir rizikuojate visko, ką turite. Jums reikia kuo greičiau įsitikinti, kad jūsų konceptas yra teisingas, kad jūs galėtumėte pagaliau gauti pripažinimą ir gauti kažkokias investicijas, kad jūs galėtumėte toliau gyventi ir pavalgyti gauti ir vystyti savo startupą. Aišku, po to jau, kai gerai sekasi, tai jau tarptautinė plėtra, globalizacija ir panašiai. Tai dažniausiai šitame tunelyje, to laiko, kai jūs įsteigėte įmonę ir gaunate pirmą finansavimą, dažniausiai daugiausiai įmonių žlunga. Kadangi baigėsi tie pinigai, gal kartais nėra tiek daug tos kompetencijos, yra labai daug noro, kartais trūksta patarimą, tai identifikavę šitą problemą buvo sukurtas Startup Nitro paketas. Ką tas Startup Nitro paketas duoda? Tai iš tikrųjų nemokamai jums, kai jau įsisteigėte įmonę, galime suteikti visų pirma pagalbą su kontaktais. Jeigu jūs gal kažko tai nepažįstate, jūs esate nauji, ką tik sugalvojate tą appsą, kurti kaip aš ir nežinote nuo ko pradėti. Jums reikia kažkokių komandos narių ar kažko tai dar, tai galite kreiptis, padėsime jums su tais kontaktais. Antras dalykas yra praktiniai patarimai. Gerai, sakykime, aš gal gerai išmanau, kaip kažką tai parduoti, bet visiškai nenusimanau, kaip ten mano tam apps'e suskaičiuoti, kur aš esu, ar ten su GPS ar kažką, tai iš techninės dalies nieko nesuprantu. Bet gal man reikėtų pasikonsultuoti su kažkokiu ekspertu, kuris iš tikrųjų žino, kaip tai daryti. Tai mes galime suteikti jums priėjimą prie tų ekspertų, kad jie jums patartų. Ir trečias dalykas, galime suteikti patalpas 3 mėnesiams, nemokamai 3 žmonėm šiuo metu Hub Vilnius patalpose. Tai vienu žodžiu, gaunate 30 valandų konsultacijų ir 3 mėnesius nemokamai ofiso vietos. Tai galime prisidėti būtent išspręsdami kai kurios sunkumus, su kuriais susidurite toje ankstyvoje tunelio stadijoje. Kad gal neturite kur eiti, nebūtinai reikia dirbti iš namų, galite pasinaudoti šito ofisu, arba nežinote kažkokių dalykų, kaip parengti gerą pitchą, kaip, pavyzdžiui, pasidaryti gerą verslo planą, kurį galite nešti jo investuotojų ir rodyti drąsiai, žinodami, kad jis nesakys, eik ten perdaryk vėl ir, ta prasme, įvertins jūsų darbą. Tai su visais tokiais klausimais galite kreiptis ir gauti tas ekspertų konsultacijas. O kaip visą tai veikia? Visų pirma, reikia užregistruoti krepšelį. Tai, kad užregistruoti krepšelį, reikia kreiptis pas Liutaudą. Jis jums šis tokį krepšelį ir tada, kai jūs jau įsteigsite įmonę, turite kreiptis pas mane. Ir tada aš galėsiu jūs suvesti su tais ekspertais ir suteikti patalpas, kad jūs galėtumėte sėkmingai toliau vystyti savo startupą. Tai iš tikrųjų labai greitai tiek. Mano tavo kontaktai čia yra, o iš tikrųjų mums galite surasti Facebook'e Startup Nitro LT puslapyje. Tai tiek, sakiau trumpai. Gal kokių klausimų yra? Šiandien vienas iš jūsų tarpo prisijungia tikrai. Iš tikrųjų pradėjom labai neseniai, tai po kol kas tie aplikantai tik dabar ateina. Kodėl yra reikalavimas įsteigti įmonę? Iš tikrųjų, tas reikalavimas sunkus, bet iš kitos pusės reikia pagalvoti, jeigu mes, ta prasme, suteikiame jums paslaugas, jūs tiesiog nieko neveiksite. Jūs turite kažką tai komitinti
realiai pasiryžti, kad aš darau tą verslą, aš darau tai rimtai. Tai yra, būtent suradom tokį kabliuką, kuris mums pasako, kad jūs esate rimti, kad mes galime jums suteikti tą paslaugą. Tai yra seniau įkurta įmonė, dirbantys dabar organizuotųsi į kitą sferą. Organizuotųsi teisiškai, manau, kad gal yra. Tai klausimas yra, ar tai turi būti naujai įkurta įmonė, ar tai gali būti... Kalbam apie naują darinį. Ir šitoje vietoje dar norėčiau papildyti, kad visgi tęstinumas viso šito dalyko jau yra, mes sulaukėme ne vieną, reiškiasi, pasiūlymo, tas komandas, kurias, reiškiasi, pereis startup intro paketo, reiškiasi, visą injekciją, kaip ir bus vertinama papildomai, kaip jau labiau galinti pritraukti investiciją. Tai šitoje vietoje yra norinčių, kurie, reiškiasi, prie tos informacijos turėtų imtis tam, kad toliau, reiškiasi, investuotų. Taip tariant, jau jūs būtumėt patikrinti. Tai, sakykime, viena iš standartinių situacijų, kai jauni startupai eina pas investuotojus ir investuotojai sako, sorry, ne, ta prasme, tu dar kokybiškai nedaugęs, jie tada siunčia tos startupus pas mus, mes padedam juos pakelti kokybiškai, ir tada jau yra labiau pasiruošę eiti pas tos investuotojus. Tai toks, kaip Vitalijus sako, tada jau eini, jau tiesiog pasiimti tų pinigų, tai turėtų reikalingi. Ačiū.